1861 metais pilietinis karas sudraskė šalį. Verena Davis netikėtai atsidūrė konfederacijos pirmosios ponios vaidmenyje. Jos vyras Jeffersonas dabar buvo naujos atsiskyrusios valstybės prezidentas. Tačiau už jos pareigų slypėjo įtarimai ir įtampa. Gandai apie jos kilmę augo, kritikai kėlė abejonių dėl jos lojalumo, o karas atnešė skaudžių asmeninių netekčių. Taigi, kas jos laukia? Prisijunkite prie manęs ir sužinokite. Verena Davis gimė ir buvo pakrikštyta Verena Howell 1826 m. gegužės 7 d. Jos tėvai Williamas ir Margaret gyveno Natchez, Misisipės valstijoje. Tačiau atrodo, kad ji gimė kaimiškoje Luizianoje, kai tėvai lankėsi pas giminės šioje valstijoje. Tačiau kai kurie šaltiniai teigia, kad ji gimė Misisipėje. Verena gimė šeimoje, kuri įkūnijo ankstyvąją Amerikos elitą. Iš tėvo pusės ambicijos ir tarnyba visuomeniai buvo giliai įsišaknijusios. Jo senelis iš tėvo pusės buvo Naujojo Džersio gubernatorius 1790-aisiais, o jos tėvas kovojo prieš Britus 1812 metų kare. Jos motina, Margaret Louisa Kemp, buvo turtingo Misisipės plantatorius ir vergvaldžio duktė, o jos tėvas buvo škotų ir airių kilmės imigrantas, kuris pietuose susikūrė statusą ir turtus. Verena pati buvo antra iš 11 vaikų, tačiau kai būdinga atšiauriam XIX amžiaus gyvenimui, tik 7 jų sulaukė pilnametystės. Nors jos šeimos kilmė siekė Europos protėvius iš Britų salų, tarp jų valus ir škotų airius, nuo pat gimimo kai kurie šnabždėjosi, kad Verena neatrodo taip, kaip tikėtasi. Ji turėjo alyvuogių atspalvio odą, tamsias akis, tamsius plaukus ir platų nosį. Bruožus, kurie vėliau buvo priskirti jos vališkai kilmiai. Tačiau ne visi buvo įsitikinę. Daugelį griežtai rasės apsėstoje prieš pilietinio karo pietų visuomenėje šie bruožai atrodė neįprasti, o kaip netrukus pamatysite, neįprastumas kėlė įtarimą. Verenos vaikystėje jos tėvas buvo gana pasiturintis pirklis, plantacijos ir 10 pavergtų žmonių savininkas. Kurį laiką šeima gyveno patogiai, tačiau 1830-aisiais keli nesėkmingi investiciniai sprendimai ir vis brangstantis gyvenimo būdas lėmė nuolatinį jo finansų smukimą. Iki 1839 metų nesėkmės buvo pasiekusios tokį lygį, kad jis bankrutavo. Jį ir šeimą išgelbėjo turtinga žmonos šeima ir tikėtina, kad būtent jų finansinė parama leido Williamui išsiųsti dukrą į šiaurę mokytis, įrašant ją į internatinę mokyklą Filadelfijoje. Ten įgavo puikų išsilavinimą ir dirbo be poilsio, todėl grįžusi namo tikriausiai buvo viena iš labiausiai išsilavinusių moterų visoje savo bendruomenėje. 1843 metų pabaigoje, būdama vos 17 metų, Verena susipažino su savo būsimu vyru per kalėdų vakarėlį Hurricane plantacijoje. Tai buvo Jeffersonas Davisas. Jis buvo 18 metų vyresnis už ją ir buvo turtingas plantacijos savininkas. Jeffersonas anksčiau trumpai buvo vedęs Sarah Knox Taylor, tačiau ji mirė vos po kelių mėnesių po jų vestuvių. 1835 metais Sarah buvo Zachariaus Tayloro, JAV armijos generolo, kuris trumpai buvo 12-asis Jungtinių valstijų prezidentas nuo 1849 metų iki savo mirties 1850 duktė. Verena iš karto susižavėjo Davisu, vos tik jie susitiko, tačiau jos tėvai buvo kur kas mažiau entuziastingi. Juos neramino poros amžiaus, kilmės ir politinės pažiūros skirtumai. Vis dėlto po šiokios tokios dvejonės jie davė savo sutikimą ir draugystė tęsėsi per 1844 ir į kitus metus. Tada Davisas pasipiršo ir vestuvės buvo planuojamos kaip didelis visuomeninis įvykis, tačiau vėliau šios idėjos buvo atsisakyta. Kai jie susitokė 1845 metais, ceremonija vyko jos tėvų namuose, dalyvaujant tik artimam Verenos giminaičių ir draugų ratui. Tačiau keista, kad ne vienas iš Daviso šeimos ten nebuvo. Tai po to Verena suprato, kad jos vyro požiūris į lyčių normas buvo gana tradicinis ir kad jis tikėjosi, jog ji atliks įprastos pietų žmonos vaidmenį, nepaisant jos išsilavinimo. Ji taip pat suprato, kad jis vis dar jautė užsilikusią meilę savo mirusiai pirmai žmonai. Po jos mirties 1835 metais Davisas labai ją gedėjo ir didžiąją dalį kitų 8 metų praleido atsiskyręs nuo visuomenės, nesugebėdamas ar galbūt nenorėdamas visiškai paleisti praeities. Verena vėliau prisipažino, kad kartais jautėsi kaip pakaitinė žmona jų santuokoje.
Net jų trumpas medaus mėnuo buvo priminimas. Džeime buvo apsilankimas pas jo pagyvenusią motiną, Džeinę Deivis, ir rimtas sustojimas prie pirmosios jo žmonos kapo. Naujavedžiai tada apsigyveno Briarfield plantacijoje, kurią Jeffersonas buvo įkūręs žemėje, kurią jam suteikė jo vyresnysis ir turtingesnis brolis Josephas. Netrukus po to ten apsigyveno jo našle likusi ir nuskurdusi sesuo su 7 vaikais. Sprendimas priimtas nepasitarus su Verena, kas jai labai nepatiko. Tačiau 1846 metais Jeffersonas Davisas buvo išrinktas į JAV atstovų rūmus ir Verena lydėjo jį į Vašingtoną, miestą, kurį jį greitai pamilo. Ji visiškai pasinėrė į miesto visuomeninį gyvenimą ir greitai tapo viena populiariausių bei jauniausių šeimininkių mieste. Tačiau netrukus Davisas atsisakė savo vietos, kad galėtų tarnauti Meksikos ir JAV kare nuo 1846 iki 1848 metų. Po konflikto jis sugrįžo į politiką su atnaujintomis ambicijomis. Tačiau augant jo autoritetui, didėjo ir įtampa tarp vyro ir žmonos, nes jo politinės pažiūros nesutapo su Verenos. Nors jis turėjo labiau šiauriečiams būdingas pažiūras į vergiją, Jeffersonas jų neturėjo ir netgi buvo lyginęs vergus su gyvuliais. Nepaisant to, jis sugebėjo suderinti jų priešingas pažiūras savo galvoje ir jų santykiai išliko stabilūs. Ji mėgo pinigus, o Jeffersono augantis turtas 1850-aisiais regis padėjo sušvelninti daugelį jų santykių problemų. Jis daugelį metų dirbo Misisipės senatoriumi, o 1853 metais buvo paskirtas karo sekretoriumi prezidento Franklino Pierce'o administracijoje. Tai reiškia, kad nors jų namai buvo Misisipėje, šeima didžiąją dalį savo gyvenimo nuo 1845 iki 1861 metų praleido gyvendama Vašingtone. Čia Verena jautėsi laisviau. Miesto platesnis politinis ir socialinis pasaulis jai labiau tiko nei vis labiau įtempta Misisipės atmosfera. Tačiau šeimos tragedija jau buvo čia pat. 1852-1864 metais Verena ir Jeffersonas susilaukė 6 vaikų – 4 berniukų ir 2 mergaičių. Dėžė dauguma jų gyveno trumpai. 1854 metais Davisai buvo priblokšti, kai jų pirmasis vaikas Samuelis mirė nesulaukęs 2 metų. Sielvartaudama Verena, kuriam laikui pasitraukė iš visuomeninio gyvenimo. Kitais metais gimė jų dukra Margaretė, vienintelė iš šių vaikų, kuri užaugo, ištekėjo ir sukūrė savo šeimą. Trečiasis jų vaikas, Jeffersonas jaunesnysis, sulaukė pilnametystės, tačiau mirė būdamas vos 21 metų. 1878 per Geltonojo drugio epidemiją Misisipės upės slėnyje po to gimė dar 2 sūnūs – Juozapas, gimęs 1859 metais, ir Vilhelmas, gimęs 1861 metais. Abu mirė vaikystėje. Jų jauniausia dukra Vinė, gimusi 1864 metais, buvo ypač artima savo motinai. Tačiau metais prieš ją gimstant pietuose vyko įvykiai, kurie amžiams pakeis jų gyvenimus. Misa Verenos gyvenimo trajektorija pasikeitė 1860 pabaigoje. Nuo pat vaikystės Jungtinėse valstijose vis labiau aštrėjo diskusijos dėl vergovės. Nuo pat Respublikos pradžios egzistavo skirtumas tarp šiaurinių ir pietinių valstijų. Šiaurinės valstijos buvo labiau urbanizuotos ir pradėjo taikyti pramoninius procesus, todėl jų ekonomika nebepriklausė nuo vergų darbo. Daugelis valstijų pradėjo uždrausti vergovės institutą. Verenos laikais jau buvo aiškus skirtumas tarp laisvų šiaurės valstijų ir vergoldžių pietų valstijų, kur priverstinis darbas vis dar buvo pagrindinis medvilnės ir tabako auginimo milžiniškose plantacijose veiksnys. Verena visą savo gyvenimą iki pat 1850 pabaigos gyveno šių įvykių fone. Nors vergovė daugelį pietiečių buvo įprasta, Verenos kosmopolitiškas auklėjimas ir išsilavinimas lėmė, kad ji daugelį metų buvo susipažinusi su šiaurės liberalų požiūriu į šį klausimą. O dėl ryšių su abiem regionais, ji save vadino pusiau pietietę, pusiau šiaurietę. Vergovės klausimas visoje šalyje tapo vis labiau ginčytinas. Šalies plėtra į vakarus sukėlė diskusijas, ar vergovė turėtų būti leidžiama naujose valstijose. Tai pradėjo stipriai aštrėti. 1850-aisiais, ypač po Respublikonų partijos susikūrimo, jos kandidatas į prezidentus, Abrahamas Lincolnas, buvo išrinktas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu 1860 m. lapkritį. Nors Lincolnas aiškiai nerėmė visos šalies vergovės panaikinimo savo rinkimų kampanijoje, pietinės valstijos bijojo jo ketinimų ir 1860 m. gruodį Pietų Karolina tapo pirmąja valstija atsiskyrusia nuo sąjungos.
Daugybė kitų valstijų pasiekė jų pavyzdžių tarp 1861 m. sausio ir balandžio susivienydamos ir pietuose sukurdamos konkuruojančias Amerikos konfederacinės valstijas. Tų pačių metų balandį nuaidėjo pirmieji Amerikos pilietinio karo šūviai, įžiebdami konfliktą tarp sąjungos ir konfederacijos, kuris sudraskys šalį. Verena Davis ir jos vyras netrukus taps pirmaisiais ir vieninteliais Amerikos konfederacinių valstijų prezidentu ir pirmąja ponia. Jų kelias į šią unikalią vietą istorijoje buvo laipsniškas. Misisipė nusprendė prisijungti prie Pietų Karolinos ir 1861 m. sausio 9 d. atsiskyrė nuo sąjungos. Jeffersonas oficialiai atsistatydino iš Senato Vašingtone po 12 dienų. Praėjus vos 4 savaitėms jis tapo laikinuoju konfederacijos valstybių prezidentu konvente, kuris vyko Montgomerio mieste, Alabamoje. Laikinoji pareigybė tapo nuolatinė 1862 m. vasario 22 d. Tuo metu karas jau buvo įsibėgėjęs, o sostinė buvo perkelta į Ričmondą, Virdžinijoje. Būdama Jeffersono žmona, Verena iš karto tapo pirmąja ponia. Jos vyro paaukštinimas į prezidento pareigas buvo dėl jo ilgametės patirties kaip senatoriaus ir buvusio karo sekretoriaus. Tačiau Verenos, kaip konfederacijos pirmosios ponios, padėtis buvo sunki. Ji niekada iš tikrųjų netikėjo konfederacijos idėja, o jos abejonės lėmė, kad ji nebuvo tinkama būti naujos, atsiskyrusios valstybės pirmąja ponia. Žmonės, kurie tuo metu susitiko ir kalbėjosi su ja Ričmonde, tai pastebėjo, ir daugelis pradėjo komentuoti jos išvaizdą. Vis labiau piktame ir atvirai rasistinėme spaudoje šnabždesiai apie jos odos spalvą buvo išpūsti iki įžeidimų. Laikraščiai atkreipė dėmesį į jos gelsvą odą ir tamsius bruožus, užsimindami, kad ji galbūt yra iš dalies indėnų arba afroamerikiečių kilmės. Kiti nuėjo dar toliau. Priešiški kritikai, norintys įžeisti tiek ją, tiek jos vyrą, apibūdino ją tyčia šokiruojančiais žodžiais, vadino ją mulate arba indėne, įžeidimai skirtais kurstyti rasinę įtampą visuomenėje, apsėstoje kilmės ir grynumo. Dar blogiau, Deivisų šeimos gyvenimas buvo įtemptas. Verena šiomis metais dažnai buvo nėščia, o jų sūnus Juozapas mirė 1864 m. balandį po sunkaus kritimo vos po 5-ojo gimtadienio. Praėjus vos keliems mėnesiams Verena pagimdė Vinį. Netrukus vaikas tapo žinomas kaip konfederacijos duktė, o jos atvaizdas ir istorija pasklido po pietus paskutiniais karo metais, siekiant pakelti žmonių dvasią. Taigi Verena karo metus praleido būdama nėščia, gedėdama, kritikuojama ir priversta tapti viena iš ryškiausių moterų, viešai atstovavusių tam reikalui, kuriuo ji iš tikrųjų netikėjo. Amerikos pilietinis karas baigėsi konfederacijos pralaimėjimu 1865 m. balandį, beveik lygiai po 4 metų nuo jo pradžios. Kol pagrindinis konfederacijos generolas Robertas E. Lee organizavo pasidavimą, Jeffersonas, Verena, jų šeima ir šalininkai bėgo į pietus iš Ričmondo. Jie buvo sučiupti Džordžijoje, o Jeffersonas buvo sulaikytas, kai kilo įtarimų, kad jis kažkaip susijęs su prezidento Abrahamo Lincolno nužudymu, įvykusiu vos keliomis dienomis po kovų pabaigos. Dėl to Jeffersonas kitus 2 metus praleido nelaisvėje. Tuo laikotarpiu Verena išsiuntė jų vaikus į Kanadą, kad jie būtų saugus pas gimines, o pati kovojo dėl vyro paleidimo. 1867 m. gegužę jis buvo paleistas už užstatą ir įtrauktas į visuotinę amnestiją, kurią buvusiems konfederacijos politikams ir kariams 1868 m. Kalėdų proga paskelbė prezidentas Andrews Johnsonas. Davisai dabar vėl galėjo laisvai gyventi taip, kaip patys pasirinks. Tačiau juos supanti visuomenė buvo pasikeitusi. Jeffersono turtas daugiausia buvo pagristas jo plantacijomis, kuriuose dirbo vergai. Dabar to nebeliko. Be to, nebuvo jokios galimybės atnaujinti politinę karjerą, o šeimos turtas buvo sunaikintas karo ir visų jo teisinių išlaidų kalinimo metu. Būtent tada šeima išvyko į Europą, užsidirbdama šiek tiek pinigų ir honorarų už kalbas ir viešus pasirodymus dėl savo žinomumo kaip buvęs konfederacijos prezidentas ir pirmoji ponia. Verena ir vaikai liko Europoje po to, kai Jeffersonas grįžo į Ameriką, o Verena svarstė galimybę imtis įvairių mokytojavimo darbų. Anglijoje, būdama su seserimi ir vaikais, Verena buvo pasipiktinusi perskaičiusi apie galimus Jeffersono romanus JAV 1870 ir 1871 metais. Tuo metu jų sūnus Viljamas mirė likus vos kelioms dienoms iki 11-ojo gimtadienio, o tai kartu su jų turtinės padėties žlugimu įstūmė juos į ilgalaikę depresiją. 19-ojo amžiaus 8-ojo dešimtmečio viduryje Verena sugrįžo į Ameriką ir pora palaipsniui susitaikė. Galiausiai vėl pradėjo gyventi kartu iki 1878 metų.
Tuo metu Jeffersonas rėmėsi globėjos Saros Dorsey, turtingos Luizianos plantatoriaus našlės, dosnumu. Dorsey iš tikrųjų pažinojo Vereną nuo mokyklos laikų, 1830-aisiais, kai abi mergaitės kartu lankė internatinę mokyklą. Dorsey taip pat buvo rašytoja ir istorikė, kuri savo raštuose tapo arši konfederacijos reikalų gynėja. Ji pakvietė Deivisus atvykti ir apsigyventi jos valdoje Beauvoir, Misisipėje, prie Meksikos įlankos, o vėliau pardavė jiems namą ten už žemą kainą. Kai Sara mirė 1879 metais, ji paliko Jeffersonui nemažą pinigų sumą, kuri iš esmės palengvino jų finansinės problemas likusiam Jeffersono gyvenimui. Jis mirė per didžiulį geltonojo drugio protrūkį pietinėse valstijose 1889 metais, būdamas 81 metų. Po vyro mirties Verena persikėlė gyventi į Niujorką, o tuo metu toks sprendimas buvo laikomas prieštaringu. Ji buvo žiniasklaidos magnato Josepho Pulitzerio giminaitė ir jis 1891 metais suteikė jai darbą rašyti laikraščiui New York World. Jos dukra Vinė išvyko kartu su ja. Tuo laikotarpiu ji taip pat rašė ir išleido keletą knygų, pavyzdžiui, airių revoliucionieriaus Roberto Emmeto Studija. Taigi, Verena ir jos dukra gyveno kaip viduriniosios klasės rašytojos Manhatane, 1890-aisiais, dažnai apsistodamos miesto butų viešbučiuose arba pas gimines. Kartais Verena buvo kritikuojama pietų spaudoje dėl savo sprendimo persikelti į šiaurę ir rašyti šiauriečių laikraščiui Niujorke. Ji atkirto šią kritiką teigdama, kad karas ir jos vyro mirtis reiškia, jog ji turi dirbti, kad išlaikytų save. 1898 metais įvyko tragedija. Vinė mirė būdama 34 metų, galbūt nuo plaučių uždegimo arba gastrito. Verena pasirūpino, kad ji būtų palaidota Richmonde šalia savo tėvo ir brolių. Verena ir toliau rašė, nors ir senėjo. Daugelie vėlesnių Verenos straipsnių buvo sutelktas dėmesys į susitaikymo ir geresnio supratimo tarp šiaurinių ir pietinių valstijų skatinimą, nes šalis vis dar buvo skaudžiai susiskaldžiusi net praėjus 30 mečiams po pilietinio karo. Verenai tai buvo keistas gyvenimas tarp dviejų realybių. Viena vertus ji gyveno Niujorke, tačiau taip pat keliavo į susitikimus su moterimis, kurios užaugo ir gyveno šeimose su buvusiais konfederacijos kariais ir politiniais veikėjais. Vėlesniais metais ji domėjosi švietimo prieinamumo plėtimu. Pavyzdžiui, 1901 metais ji susitiko su įtakingu afroamerikiečių lyderiu Bookeriu T. Washingtonu ir aptarė, kaip moteris ir afroamerikiečiai galėtų turėti daugiau švietimo galimybių Amerikoje. Paskutiniais savo gyvenimo metais ji mėgo kasdien pasivažinėti po centrinį parką ir lankytis teatre. Galiausiai ji sulaukė 80 metų ir mirė nuo plaučių uždegimo savo bute Manhattano centre. 1906 metų spalio 16 dieną po jos mirties liko dukra Margaretė Davis Hayes, taip pat keli anūkai ir proanūkiai. Iki šiol daugelis žiūri į jos nuotraukas ir spėlioja apie jos kilmę. Kai kurie mano, kad ji turėjo afrikietiškų ar indieniškų šaknų, sprendžiant iš šios išvaizdos. Kai kurie taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ji save vadino mišrūne ir tuo dar labiau grindžia šias prielaidas. Tačiau genealoginiai tyrimai ir šiuolaikinių istorikų darbai nerado jokių patikimų įrodymų, kurie tai patvirtintų. Jos dokumentuotos šeimos linijos siekia europietiškas šaknis, todėl galime tik spėlioti. Verena Howell Davis buvo pagerta laidotuvių procesija Niujorko miesto gatvėmis, o vėliau palaidota Richmonde. Vadinasi, vienintelė ir nepakartojama konfederacijos pirmoji ponia buvo palaidota jos trumpalaikėje sostinėje. Ant jos antkapio buvo paprastai parašyta "Ilsisi ramybėje". Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Vereną Davis. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Taip pat dar kartą ypatinga padėka Matchmasters. Būtinai išbandykite jį pasinaudodami mano nuorodą žemiau. Ką manote apie jos gyvenimo istoriją ir jos nuotraukas? Ar manote, kad ji turėjo ir kitų protėvių be europietiškų? Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę komentaruose žemiau. Jei turite kitų pasiūlymų, taip pat praneškite man komentaruose žemiau. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkeliu. Na tiek iš manęs, tad pasimatysime kitame užmirštų gyvenimų epizode. Ačiū.